Sveiki visi Muscle Shop TV ir Fight for Fitness kanalo žiūrovai. Šiandien mes po sunkios lauko treniruotės su Deividu Dubinu ir Aidu Grybausku ir noriu juos pakalbinti, paklausti, kodėl jie pasirinko šitą sportą ir kodėl jiems svarbiau per joninės sportuoti lauke, o ne kažkur tai prie laužo baliavoti. Tai Aidai, papasako, kodėl tu šiandien čia miške? Tiesiog galvojau, kad būtų įdomiau kažkaip tai kažkur tai kitur pasportuoti, nes jo labiau sporto klubai nedirba per šventės ir galvojau, kad būtent čia ateiti. Jo labiau dar niekad nebuvau, pirmas kartas čia ir visai gana patiko, nes gana daug įrangos yra ir tikrai puikios sąlygos sportuoti. Tai galima teikti, kad net nereikia turbūt pinigų ir nereikia ten didelių pastangų, kad vasarą eitų jaunimas pasportuoti. Būtent jaunimui, sportuojant savo neprofesionaliai, tai geriausios sąlygos čia yra sportuoti. Jo labiau ir svorį yra, ir štangų, ir hantelių, ir soliukų, ir lygiagretės, ir skersinis. Visos sąlygos treniruoti ir net gali ir pritupimus daryti. Ir netgi treniruočių draugas gali būti kaip treniruoklis. Mes su Deiviu vienam video parodysim jums. Kaip galima išnaudoti draugą, treniruoti. O ką tu, Deivi, gali pasakyti apie lauko tokią treniruotę? Ar tu pirmą kartą taip sportuoji ir koks tau fanas iš tokios treniruotės? Ar maloniau nei sporto salėje? Kokie pliusai, kokie minusai? Šiaip didžiausias pliusas, kad tu gali čia ateiti bet kada, bet kuriuo metu, dieną, naktį, ryte, vakare, savaitgalį, švenčių dienomis. Tai nekainuoja daugumai žmonių, aišku, jaunimui tai turi reikšmės. Jie gali čia atminti dviračio, kaip ir keletą žmonių čia yra arba šiuo metu ir pasportuoti, tai yra super. Bet kaip tau pačiam patiko? Iš tikrųjų, tai mėgiu svorio balansas labai geras, yra nuo labai lengvų svorių iki tikrai jau pakankamai didelių, su kuo jau dirbame mes profesionalai. Daugiau pliusų, aišku, yra ir šitoks dalykas jaunimas. Aš tau nuo savo pasakysiu vieną minusą. Vienas didelis minusas tu odai. Kada suprakaituoja ir kanda, kaip tu juos reaguoji. Ar tau nebijai, kad ištrauks? Nėra kažkokio diskomforto, iš tikrųjų. Atvažiuoji grynas oras, iš tikrųjų, vis tiek biškutį atokiau nuo miesto, sakykime, to viso judėjimo, šurmulio. Visai kitaip. Šiandien yra joninės, ne? Tai, joninių naktis buvo. Mes ne jonai, tai nešvenčiam. Aš ir norėjau paklausti, kodėl taip keistai kiti visą naktį baliavoja ir prie laužo sėdėjo, ieškojo paparčio žiedo, o čia mes šiandien pirmadienį rytą susirinkę ieškom kažkokio keturlapio hantelio, kuris atneštų sėkmę. Tai kaip čia tai? Ar čia normalu, kad sportininkai šiek tiek yra pamyšę ir jie tiesiog sportuoja visą laiką, ištisas ar šventė, ar nešventė, ar kalėdos, ar joninės, ar nauji metai, ar kažkas, tai ar yra išlygų kažkokių, tai kada neiti sportuoti? Kada neiti sportuoti? Tada, kada nenori. Taip, aš visada taip darau. Jeigu aš labai nenoriu, jeigu jau tikrai jaučiuosi pavargęs, tada aš neinu. Bet aš sau leidžiu sportuoti visada. Kada aš noriu, kada turiu jėgų, aš visada sportuoju. O ką tu pasakytum, kur žmonės sportuoja į mėnesį kartą ir dabar vadovausis tavo filosofija, sakys, aš neinu, kada nenoriu. Tai čia... Sakys, aš noriu vieną kartą. Daugiau pritaikyta profesionaliem sportininkam, kurie visą laiką sportuoja. Aš tą norėjau pasakyti. Kada tu jau jauti savo kūną? Jaučiu, kad reikia pailsėti, aš jam duodu pailsėti. Vat pavyzdžiui, aš vakar dariausi išeiginę savo, bet dariausi išeiginę prievartą. Nes aš norėjau sportuoti, bet sakau, man jau reiktų pailsėti. Nes būtent jau jaučiu, kad reikia pailsėti, nes jaučiuosi nuvargęs ir taip toliau, bet sakau, vis tiek sunku neiti į tą sporto salę. Vis tiek. Netgi, kada uždarytos sporto salės, ant tiek sunku, kad net eina į mišką sportuoti. Iš tikrųjų dar vienas pavyzdys, aš tik grįžau iš savo atostogų, mėnesį laiko nebuvau, atrodo, kiti tiesiog atostogautų ir panašiai, bet aš to pačiu vis tiek lankiausi ir sporto salėje, kad sporto centras buvo netoliese, tiesiog pats susiradau, nes niekur buvo nereklamuojamas dalykas. Tiesiog, kad truputį užsiimti. Bet tau sukliudė traumą šiek tiek sezonui, tai spėjai išsigydyti per... Sakykime, visą tai dar jaučiasi, bet vis tiek jau nori. Bet negali sau leis pailsėti, nes tikslų turbūt išsikėlė savo turi. Joninių noras, jau kaip sakant, suradus laukinį keturlapį hantelį jau yra sugalvotas, taip? Taip. Tai tikėkime, kad išsipildys tie norai. Sportininkų norai visada išsipildo. Jeigu tu esi tikrai sportininkas iš širdies.
Taigi, paskutinį žodį, ką galit pasakyti žmonėms, kurie verkia ir sako, neturiu pinigų sporto saliai, arba sako, aš nenoriu, lygiai taip kaip Aidas sako, aš nenoriu kartais sportuoti, bet pas Aida būna į metus tai 3 kartus, o pas žmogų į metus 3 kartus būna treniruotis. Tai ką jūs rekomenduotumėte? Žmonėms tiesiog pabandyti pradėti, nes daug kas bijo pradėti. Vyresnio amžiaus žmonės ar tiesiog ir jaunimas pradėti ir ieškoti pasiteisimų kažkokių. Tiesiog prisiverskit save, prisiverskit, jeigu nenorit, vis tiek eikit, kažkaip turit prisiversti. Jeigu norit gražiai atrodyt, turit prisiversti. Ir net per šventes. Ir net per šventes. Taigi visiems jaunams linkėjimai ir susitiksim kitose video, sportuokit ir džiaukitės gyvenimu. Piau!